Taip šitas, va, tada šitas va čia. Pamokėlė. Mokėlė, kaip prisukti dviratį. Evaldas inžinierius, ar turit patarimų? Patarimai. Kiekvieną kartą bandau. Kai kodėl taip viskas galausa čia ant to, ta prasme, ne? Normalūs dviračiai sunkiai užsitaiso. Aišku, vienas normalus, tai gerai, tai pamačiau, šitas va geriausias. Šoks červėlas, niekad negirdėtas, brandas. Reikia gal stūrį? Ne, jeigu kačiai minkštą dalyką, tai ten tikrai nieks ne. Viskas niekur neliečiam. Reik ratus. Prisukti. Galima tu idealiai mano biškį atgal daryti, biškį tavo padatavo ten lengviau. Kaip pasakyk. Ai, gerai, žinai. Jisai dar vietas. Tai va, kol aš čia gale sėdžiu sau vienas laimingas, vyručiai iš priekio va vairuoja mašinę, išeina vairuoja. Rūkelis toksai, viskas normaliai, va žmogus kažkoks, įdėsim į video. Žodžiu, sako, Hebra patikrink, kiek žmonių šiandien startuos. Nu, aš vat susirandu gravelono tas varžybas. Čia kažkaip viskas pakankamai sudėtingoka. Čia spaudė viską pasižiūrėti, čia registracija, nu čia kaip ir aišku, bla bla bla. Nu va, registracijos sąrašas. Op. Atsidaro registracijos sąrašas pas mus. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, kiek startuoja, nu nežinau, 60 km kiek važiuos žmonių. 65, kiek. Nes pirmas numeris tai yra 491, antras 461. Bet aš galvočiau bent jau padaryti iš šono dar vieną eilutę, kur būtų 1, 2, 3, 4 sužymėta. Arba dar čia galėtų būti kažkaip tai susegmentuota, kiek 60 važiuos, kiek 85, kiek 110. Na, taip pakankamai sudėtinga dabar suprasti. Bet kadangi turiu 1,5 valandos kelio, tai dabar vat, po vieną skaičiuosiu, kiek mano grupiai važiuoja. Va, V35, kur čia V35? Va, 5 km V35. 1, 2, o matai, va taip ir skaičiuosim, pasižiūrėsim, kiek čia jų važiuoja. Tai va, galėtų kažkaip būti paprasčiau viskas čia padaryta. Kitam kartu, ne? Devynios valandos, valgom bananiuką. Tada 10 valandą prieš startą. Ir viskas bus super duper. Ką jūs valgot? Šokoladė, bananas. Labai gerai. O, jėzu, čia pas tave iš vis. Vitanėlą. Na, gerai. Tai visi maitinamės, žodžiu. Ir geriam. Visą laiką geriam. Geriam. Nors nenorim. Orelis pas mus daug žadantis. O toks, va, rūkas visiškas, žiūrėk, nieko nesimato. Nu, bilė nelyja, čia jau yra gerai. Ką simbolizuoja valytuvai? Užduosim tokį klausimą. Kaip jūs manote? Žmonių normaliai. Lietaus turim. Lava. Einam numerėlį pasiimti. Kodėl lyja, pasakykit man. Sakymą duokite klausimą. O, čia mes ir pasiliksim, na? Čia mes ir pabūsim. Čia pritupimus reikia daryti, ne? Sveiki. O, čia tikras apšilimas. Čia gali pakoncertuoti, norėjau. Ačiū. Sveiki, mano vardas Vytelis ir jūs žiūri 1000 km dviračių YouTube kanalą. Čia dabar mes apsirenginėjom kaip svogūnai, kodiukai, šitas, rankiukai. Patarimai iš publikos. Kojų nesimato, žodžiu, pilnai pasiruošę, biškį lyja lietutis, bet mūsų tai negazina. Kaip sakyt, viskas rėdė, equipmentas paruoštas, Valdemarai gali visą laiką papasakot apie padangų slėgį. Ir kokių tepalų tepam grandinę? Šiandien pirmą kartą sutepiau su tepalu UFO, kuris Rain Conditions vadinasi, tai tikėkime, kad padės man šiandien. Tu, Valdemarai, papasakok apie dviračius, kad būtų įdomu. Štai Vytelio dviratis, 1000 km dviračio logotipas. Padangos, kiek pūstos ir koks tepalas naudojamas ir kokios yra vairo juostos ir sėdynė, čia Vytelis papasakos. Aš iškart papasakosiu, kad šiandien truputį nusileisim padangas, kadangi praeitą kartą startavau su kažkur 2 ten su kapeikom ir 2 priekis, tai šiandien pabandysim startuoti 1.8 galas.
ir 1.9 max priekis, gal net ir minkštesnėm. Virkščiai gal. Kažkaip taip, žodžiu. Ir žodžiu, dėl to, Sumontuosim čia paskui. Jo. Dėl to, kad šiandien smigs biškutį, ten miške gruntas toks ir toks, biškai reikėtų tokių minkštesnių padangų. Pas Valdemarą padangėlės kiek priekį? 1.9 1.9 priekį ir 2 ir 2 gale. kad nereiktų montuoti. Kad nereiktų montuoti, dviratis puikiai paruoštas, sakė, pakeitė galinius guolius, sutėkė Galiniai grandinėlę, guoliai. pažiūrėk, viskas ledas, Taip, viskas super ledas, jo. Taip, guoliai Pakrauti nusitrynė. akumuliatoriai, viskas, uždėti čia. Pas Evaldą padangos super minkštas, bet Evaldas turi naują diską, kurį norėtų visiems parodyti, tai va galite pasižiūrėti. Pas Evaldą dar baigiant apie padangos super minkštos, bet Evaldas super kietas. Jo, pasiva Zip 303 SV su elektroninė, kaip sakyti, indikacija, kuri mūsų kompiuteriuke praneša, kiek yra slėgio. Tai žodžiu, Evaldas dabar labai kietas, visas elektroninis. Hektopaskaliai slėgį praneša. Hektopaskalis, taigi tiek. O ką, rengimas ir... Šiaušiam? Draugai, nieko naujo nepasakysiu. Yra zondavimas starto ir finišo. Tai kol kas vėsoka, nors rašo kompiuteris 12 laipsnių. Bet kai buvom pasėdėję čia toj mašinai, tai matyt atšalom, bet nieko, per varžybos bus gerai. Džemperį nusimsim, startuosim su lemenė. Tik tais nuo vėjo ir viskas, rankiukai, kojukai. Viskas čia bus very good. Pasižiūrėsim Ariedą, kol kas atrodo gražus keliukai, pati visa trasa bus, kaip suprantu, pagrindė vien miške. Tai atvirų vietų mažai, vėjo nebus. Tai kažkas tokio lygtais pagal tą pagrindinį planą. Viskas gražu, dalyvių šiaip atrodo visai nemažai, tikėjausi, kad gal dalys pabūks ir neatvažiuos, bet visgi atvažiavo. Tai va, daužysim. Na ką, darom, kaip sakyt, dar apšilimą. Tai truputį pasidalinsiu nuotaikomis. Tai nuotaika tokia, kad pulsas yra per didelis, tiek kiek vatų dabar darau per apšilimą. Nežinau, 10-15 ppm per daug. Ar čia šaltis, ar čia jaudulys, bet kažkaip keista ta tokia savijauta. Tai nežinau, kaip čia bus, tikiuosi, kad normalizuos. Toliau, kol kas laimiu antrą vietą B lygoje. Tik dėl to ir dalyvauju vėl tai B lygoje. Paskutinį kartą tikslas yra pasigerinti rezultatą, nes yra šios 6 varžybos. Ima 4. Tai aš noriu vienas išbraukti ir įdėti ant geresnį ir pabandyti išsaugoti. Antros tai nepavyks. Jeigu ten tie lyderiai mačiau, kurie sudalyvaus, tai turiu kokį 30% galimai tikimybę saugoti 3 vietą, jeigu viskas šiandien sklandžiai. Tai va, tai jeigu laimėsiu bendrą įskaitą, sakysiu, buvo, 3 vietą bendrą įskaitą, sakysiu, buvo labai viskas gerai. O dabar sakau, keistai jaučiuos, kažkaip per daug to širdis plaka, per mažai vatų. Bet šiaip savijauta gera, viskam pilnai pasiruošta, tik kad porą dienų buvo tokios kaip be miego, darbo daug, tai išbalansavo truputėlį, bet sakau, jau kaip bus, tai bus, pilnai pasiruošęs šiaip. O kelias visai neblogas, daugumoje riedantis šlapios, visą laiką miške, kaip matot, šiaip gražiai atrodo trasa. Bus matyti, atsisveikinam ir tikėtina netrukus sutiksim prie starto juostos. Turime kažkaip blogai veikiantį permetyje ir vaitelis dabar iš akies sulenks jį galimai. Pastatyk. Truputį į viršų nelipa. O, gerai, šalma. O, tai laikyti reikia. Žiūrėjom, žiūrėjom. Per daug nereikėtų čia linktelt. Apačion gerai. Į viršų. Į viršų gerai. Nu va, ledas. Biškį palenkt reikia. Pilna nuo apačios. Gerai, va, apačia. Gerai, veikia. Visai neblogai, viskas čiki-piki, jo. Jo, gerai. Ačiū, puikus servizas, mobilus. Suvalgiau geliuką. Šiandien bus problemų su kamera, nes jie bus, reiks dažnai valyti, tai jau kokia kokybė bus, tai jūs jau ant manęs labai nepykit. Startas po kelių minučių. Pasidedu savo šiukšlės į savo kišenę ir varau startą. Oi, dar reikia girtuvę išsimti. O, startuosiu be girtuvės. Ką, startas duotas. Važiuojam.
Bėgas biškai paleistas, nes tikėjau reikia pervažiuoti į priekį. Košė, įveiktas 6 km, kol kas priekis. Plaukia po vieną iš priekio, vis mane atkabina. Reikia dasistumti vis laiką. Vidutiniai vatai 2,8. Tai ką, prasileidom ataką, likom 3, šūdas visiškas, už jų nemačiau, kad užatakavo. Tik 16 km. Dabar pavykt be šansų. Oho, čia geras. Visi sveiki. Viskas ok? Žiūrėk, jau čia nepavysim, važiuojam po 500 metrų, pasikeičiam. Ką? Mano, tai iki Raudono da važiuoti. Ką? Iki Raudono šitą. Nu tai davai, važiuojam. Tai ką, panašu viskas. Įveikta 2 km. Likam čia 2-3, biškį pasikeičiam, bet vatai šiaip labai geri, 2,75, bet tiesiog prasileidau pabėgimą, nepastebėjau, kaip jie pabėgo, nes chebra išplaukė, o aš likau už jų. Nu ir viskas, kapojam. Vidutiniai vatai 2,63, važiuojam 3, tempas munka, vidutinis greitis 32, kablis kažkiek, žodžiu kol kas 3, per anksti biškį likom, dar labai daug kilometrų, jezu. Nu bet kažkaip, sutarėm 3 važiuoti, stengsim viens kito neišpurtyti, čia vienintelis šansas, da važiuoti normaliai. Besikeičiant, nes kitaip tempas iš vis smuks. Trasė. Aha. O, kiek pasivėjo. Gerai, pasivėjo grupę. Gal pavyks su ją čia prakabuoti.
turės 13 km veikti. Važiavam toj pačioj gropelį iš pasivyje. Visi čia pykstasi, rėklauja viens ant kitą. Atrodo, kad olimpiadai čia važiavam. 56 km. Grupė visai ištaškė. Pavieniai dabar vieni ten, kiti ten. Ir žodžiu, kažkokios atakos pasidėm anksčiau laiko. Tikrai nelengva. Šįkart daug dirbam. Ir aš pats. Davai, aš tada. Reikia datraukt, bent jau raudoną. Jeigu dirbsi tvarkingai, tai datrauks. Davai, datraukiam. Kosmosas kaip sunku šiandien. Visą laiką reikia gaudyti. Šmaras. Normalias grupės nėra. Vėsi, taško. 2 PM, vidutinis 30 tiktais. Trasa nerėdanti. Aš tiek nepatems. Okay. Tu biškai per daug čia dušteliai. Okay. Aš ką tik atplaukiu. Kilometras, vatai 245, greitis 29 su kapeikom, labai sunki trasa, ateina pabiški mums Kumytė. Čia jau sunkiausia trasa iš visų, kiek esu jų važiavęs. Vištyti tai tie sukelimai buvo, bet sakykime bent jau riedėjo. Čia tai nafiu, pažiūrėkit, kas čia darosi. Ratai sminga, bėlekas. 3 km, 3 lenkiam grybautojus ir 60 km važiuojančius. Čia bent jau biškai riedantis, danga riedantis biškai. Galima biškai greičiau važiuoti, nes taip tais tikrai labai sunki trasa. Nežinau, turbūt man matyt sunkiausias varžybos kol kas, nežinau, graveloną. Jok bent į kamerą. Koks tavo vardas primink? Tadas. Pala, negirdėjau. Tadas, ane? Tai Tadas dėmesio yra 4 vietoj, bendroj, aš 2. Va, matosi lygiai tikrai panašus, ką? Jau čia tikrai kropelytė per 90 km, tik toksai skirtumėlis, kurio beveik nėra. O Antaris tai klaidą padarė. Per daug vienas ten buvo, kol mes įvijomės. Ir nujungė žmogelį. Buvo parašyta atak. Šaunam. Paskutinį šūviuką. Молодец. Gera ataka. Dadėjom biškį. Va, Tadas irgi komai. Dėjom ataką, jisai 4 vietoje, aš 2 bendroje įskaitai, bet panašiai važiavom šakės. Žodžiu, labai sunki trasa, greitis tik 29. Vatai 238, bet čia gerai, kaip per daugiau nei 3 valandas. Tipo apdovai. Šiaip bilekas. Sveiki, kaip sekasi? Puikiai. Kelintas? Kaip jums? Nesivaizduoju. Nesivaizduoju. Sezonas baigtas puikiai viskas. Jo, tikrai, jeigu aplinkai Šiaip, SMTB. ačiū Dievui, kad sezonas baigtas. Ačiū Dievui. Ilsimės, Ir sakykim, viskas. tokią raziną pametėję, ne? Ant sezono pabaigos. Nu, tas sunkia tokia. Fainiai, čia kai nedalyvavęs, fainiai. Nu, matai, MTB pas tai šis tai gal geriau rėjo, žinai. Taviškai gal geriau, bet Nes gravelis tai net smuko. nerieda. Nerieda. Na, yra kaip yra viskas. Yra Ačiū kaip už yra. kompaniją. Prašom, sėkmės. Šiaip puikiai grandinė atlaikė. Pirmą kartą gyvenime taip netraškėjo. Tarpelis irgi buvo neužsikyšęs, biškiai tik tai malė.
Žodžiu, viskas gerai. Einu rankytę paspausti. Nu va, dėjom ataką su juo gerai, žinai, ant pačią galą dar, žinai, išsiaiškinom. Kaip ir atvažiavo, kaip tau sekas? Irgi gerai, antras MTB būsiu. O, super. Bet va, bent jau konkurencija šį kartą MTB buvo. Nebuvo, kad uždyka pirmą vietą. Sveikinu, tau gerai pavarėjai. Sąžininkai čia pavarėme finišą, ne? Plaučiuose metalas skonis buvo. Nu, buvo pas visus, žinai. O pas tave tu per daug vienas ten dirbai vienu momentu, 10 kilų ten gal. Mes tave vėjomės. Na taip, ir balą šį išjungė. kartą neįkritai. Kaip praeidė. Eidas tau. Nu, žodžiu, nelengvai. Sveikas, vaikelė. Gyvas? Aš tai gyvas, o kaip tu? Nu, va, Čia tu mūsų lyderis. Nu, va, tai viskas gerai, žinai. Va, su ponu į finišą ėjom labai geras finišiukas. Dviese kartu minėm, jisai ketvirtas bendrai skaito iš antras, žinai. Nu, iki dabar. Tai žodžiu, šiaip ne taip, bet... Nu, aš namo. Kaip, sėkmės. Žodžiu, gerai, tik kad greitis 9 nevažiavo, smygo. 16 km paleidau pirmą grupelę. Nes, tipo, šiaip tais ne dėl to, kad paleidau, bet žinai, gavas 2 atskilo. Aš iš paskos žiūrėjau, tarpas per didelis ir mes nebeužsidarėm ir viskas. Ir po to 2 kilų vaksavom 3. Tada pavijo, žodžiu, grupė, bet pradėjo, nu, kokie 40 pavijo, o 50 pradėjo visi atakuoti, šaudyti. Tai taip ataka po atakos, tai 3, tai 4, tai va 3 ilgai su Antariu dirbama su to biču. Ir ant galo Antaris kokį 10 kilų dingo, mes dviese. Ir finišė parašyta tak, sako, ką darom? Nu, šaunam, sakau. Nu, tai aš aplinkiau. Ačiū Dievui, linkėjimai tau. Jo. Bet čia, kaip sakyti, jau čia simbolika, tai abu vedėm čia vienodai viskas. Tai va, nu ką, einam žiūrėti bendrai skaitą. Kas telefonėlį turi? Nekrauna rezultatų. Einam žiūrėti ten kur nors. Page not. Taip, nespėjom persirengti, apdovanojimai 65 km. Galimai Valdemaras bendro įskaitą nugalėjo jo. Nors šiandien lygtais yra 6, atrodo. Bet rezultatų dar nematom, nes neužsikrauna puslapis. Pažiūrėk, kaip atrodo dviratis. Bilekas. Nu, varžybos labai sunkios, bet jaučiuos puikiai. O dabar šiuo momentu. Einam Valdemarą apdovanosim. Oho. Einam pačiukinėt. Žydienukas. Vaišių turim visokiausių šiandien, oho, pasistengta. Nu, labai gerai. Panašu, kad taip. Čia mūsų grupė. Nu, Valdemaras yra 6. Šeštas Valdemaras. Nuo lyderio atsilikęs nerašo, kiek atsilikęs. Davai, žiūrim jau. Aš esu 13. 13 Evaldas, sveikinam. Ačiū. A dabar žiūrim Vitalį. Oi, ne taip išėjau. V5, V35. V35, kur Vitalis? 11 overall? Geras. Ai, nuo 11, nu tai čia labai gerai. Ten overall 11. Ten 4, ten 7. Atsilikimas nemažas, 13 minučių. Bet šiaip 11 yra. Leidom apdovanojimus, kai žiūrėjom bendrą rezultatą. Nu viskas čia iki pykių. Sveikinimas pas mūsų Valdemaras yra pirmas. Bendra įskaita? Bendra įskaita, taip. Sveikinam. Ir štai bendra įskaita V35, Vitalis išstumtas iš 2 į 5 vietą. Per kiek taškų? Liūdna. Bandžiau išsaugoti rezultatą, bet vertas 5. Tik Dviem tiek ir taškais esu. realiai. 2 taškais. Nepilnai. Nepilnai 2 taškais. Reikėjo važiuoti TT. Būtum tada pravažiavęs. Ką padarysi? Būtum pirmas. Kovojam dėl bendros, bet 5 irgi čia bomba. Labai gerai, šiaip bendro įskaita čia su. Sveikinam Vitalį iš viso. Pasveikinau ką tik Vitalį. Kas dar pas mus tenais? Iš viso bendro įskaito 100, tam 5. Kosmosas. Liuks. Nuo vyrų trumpa distancija, pas mus Valdemaras. Kasgi čia išlošime? Kasgi čia įdomu. Bet tu galbūt Kaip per Oskaras dabar. trečioje vietoje. O, tavo konkurentai. Aliu! Kažkaip aš per laukų. Antras yra Rimvydas Simonaitis. Ne tu? Ir ne, aš ne. Ir pirmas medinis. Valdemaras O, varė! 3 km dviratį.
Taip. Ką draugužiai atidalino apdovanojimus, ne visus jam rodėm, tik Valdemarą, o man pritruko 2 taškų, kad laimėčiau 3 vietą. Tai žodžiu, per anksti paleidau pirmą grupę, o skaičiuoja atsilikimą nuo lyderio, o ne kelintą vietą tu paėmė. Jeigu būčiau išlaikęs ilgiau pirmą, galimai galbūt kažką. Bet jeigu būtų kaip ten babutė dėdukas ar kažkaip, tai būtų kažkaip kitaip, ne? Bet yra kaip yra. Šiaip nuotaika puikiai, kojas velniškas skauda, žiauriai sunkios rungtynės buvo, labai graži trasa, bet labai sunkiai. Kadangi viskas šlapia, visiškai neredėjo, o čia iš tikrųjų ieškom tuliko. Tai nežinau, kur kažkuria vieta reiks užeiti. Ir viskas, ir namo varom. Taip pat labai ačiū Vainiui už organizavimą, nuostabios varžybos, puikiai serija, sudalyvavom su to, kad per šios metus netgi 6 varžybose. Iš tikrųjų labai fainai. Geros trasos, viskas labai gerai parinkta, porą tokių korekcijų, mažesnių numerių reikėtų, ten geresnių trasos žymėjimų ir bus čiki-piki. Ir dar kokio nors gal puslapio reikėtų internetinio, kur viskas būtų paskelbta ir patogiai suras. Nu, bet čia taip palinkėjimai Vainiui, kad galbūt kažkada padarys. Iš esmės viskas super duper. Ačiū ir čiau.